Gerą pirmadienio rytą visiems, čia Povilas ir vėl podcastas Pro karjera. Kadangi pirmadienio rytas tai balsas vis dar tingus ir lėtas, tai nepykit, jeigu ten iškirnius išnekėsiu ar kažką, tai pusiau dar nieko. Bet nusprendžiau su jumis pakalbėti ir šiandien yra dvi temos, apie ką pakalbėti. Pirma, tai noriu tradiciškai pirmadienį anonsuoti, apie ką bus šiandien naujienlaiškis iš prokarjera.lt, kurį galite ten prenumeruoti, kairėje puslapio pusėje yra laukelis, kur rašytumėt savo mailą. Tai ten pirmadienį siunčiu įdomias nuorodas apie karjerą. Šiandien bus jų 5, tai dvi nuorodos lietuviškos iš Delfi ir verslo žinių, straipsniai panašus. Pirmas yra jiems priklauso rytojus, norintiems gauti 1000 atlyginimą prireiks vos metų. Ir kitas panašus IT rinkoje darbų apstu, kaip išsirinkti geidžiamiausią. Iš principo apie tą patį, kad programuotojai uždirba labai daug pinigų ir man tokie straipsniai truputį kelia liūdesį, nes jie sudaro iliuziją, kad tai yra lengva. Kad tu tiesiog eini į IT ir tu jau gauni 1000 į rankas. Taip toli gražu nėra. Bet apie tai kitose podcastuose dar noriu akcentuoti iš tų straipsnių, kad labai įdomus faktas ten paskaičiuota, nežinau kaip, neklauskit, bet paskaičiuota, kad kasmet išleidžiama iš IT profesijų, iš universitetų ir aukštųjų mokyklų Lietuvoje apie 1000 absolventų, o darbo vietų jiem yra sukuriama apie 1500–2000. Tai vaizduoja realų rinkos trūkumą specialistų, bet plus dar nepamirškite ir tai, kad 1000 išėję, nebūtinai 1000 ir dirbs pagal specialybę. Iš to 1000 baigusių, realiai tik tai pusė jau pasirengė iš karto dirbti, o visi kiti baigė dėl baigimo. Arba nepatiko jam IT profesiją, bet reikia pabaigti, nes reikia dėl diplomų. Tai va, 2 tokie straipsniai, tada 2 straipsniai apie tai, kaip mokytis programavimo apskritai. Jau angliškai 13 learning hacks for people teaching themselves how to code. Čia tiesiog tokie tipsai ir labiau filosofinis what does it take to be a great developer. Patarimai iš profesionalų. Ir 5 straipsnis iš lietuvio Tomo Laurinavičiaus, bet jisai jau seniai rašo angliškai. Filosofinis what would you tell your younger self. Jeigu norit juos gauti, prenumeruokit prokarjera.lt. O šiandienos tema yra atsakymas į klausimą, kurį uždavė praeitą savaitę Jelena paštu, e-mailu povilas@prokarjera.lt, galite rašyti. Tai yra 3 klausimai, kurie susiveda į tą patį. Iš principo apie tai, kaip aš persiorientavau, ir iš tikrųjų liežuvis pinasi pirmadienį rytą, persiorientavau iš freelancinimo į verslą, galima sakyti, į komandą. Dabar aš jau turiu, vadinkim 5 žmonių komandą, bet ne visai taip, paaiškinsiu šiek tiek vėliau. Ir kaip visas tas procesas vyksta. Tai 3 klausimai, kuriuos uždavė Jelena. Tai pirmas, kuriame freelancinimo etape supratai, kad tau reikia komandos. Antras, kaip užsakovai žiūri į tai, kad prie projektų dirbs ne individualus asmuo, visas timas. Ir trečias klausimas, kokia pati pirma patirtis pasisamdžius žmogų, ar projektas pasibaigė sėkmingai ir ar kolega darbuotojas kartu su užsakovu liko patenkinti rezultatais. Ir Jelena dar rašo, kad tikriausiai daugelis randasi tokiame etape, kad darbų yra daugiau negu laiko, tai būtų smagu išgirsti apie tavo pirmą žingsnį, kuriant papildomas darbo vietas. Ačiū už klausimus, labai logiški, detalūs ir man lieka tik taip pabrainstorminti ir atsakyti, kadangi nesirašiau, tai tiesiog pasakysiu, kas ant dūšios, taip sakant. Tai kada supratau, kad tau reikia komandos? Iš principo tada, kai užsikasiau, kai tiesiog buvo daugiau pasiūlymų, negu aš galėjau patempti. Žmonės rašė, ar galėtum sukurti puslapį tokį, ar galėtum tą, ar galėtum aną. Kadangi gyvenau Londone ir turėjau full-time darbą, tai pradžioj turėjau porą žmonių, kuriem tiesiog perleisdavau darbus, visiškai nesigilindamas, ta prasme, tiesiog forwardinau mailą ir pats net nedalyvaudavau. Bet vis tiek buvo tam tikras komandinis darbas. Tai pirma buvo patirtis tokia, kad man nepatiko iš tikrųjų. Man nepatiko dirbti su komanda, nes tada reikia aiškinti kitam žmogui, ką daryti, o jisai žmogus protingas ir nemėgsta, kai jam aiškina. Tada reikia kontroliuoti, ar padaryta, tada perduoti užsakovui ir panašiai. Nepatiko ir nusprendžiau, kad ne, tai ne man. Bet po to, kai Londone pradėjau dirbti per freelancing, per darbo biržas kaip Upwork, People per Hour ir kitas, ir pamačiau, kad galima paimti rimtesnių projektų, kur iš tikrųjų reikia komandos. Iš tikrųjų reikia daugiau rankų, taip sakant, programavimo ir proto.
ir pradėjau nebespėti po savo darbo pagrindinio, kadangi vis tiek dar dirbau full time Londone, tai tada tiesiog atsirado keletas žmonių, kurie karts nuo karto prisijungdavo. Tai nebuvo joks nei įmonė, nei ten kažkoks apiforminimas, tai tiesiog virtualus darbas. Aš buvau Londone, jie buvo ten Lietuvoje įvairiuose miestuose, ne tik Vilniuje. Ir kai prireikdavo pagalbos, aš paprašydavau pagalbos ir dirbom. Bet čia yra svarbus momentas tas, kad žmonės buvo, taip sakant, ne iš gatvės. Žmonės, kuriuos aš pažinojau online, su kuriais mes jau bendraudavom anksčiau, Facebook'e grupėse ir kitur. Tai nebuvo, toks buvo abipusis pasitikėjimas, kur aš labai nesiparinau, kad kažkas feilins, nes žinojau, kad nefeilins, žmonės pakankamai atsakingi. Tai čia gal pirma pamoka iš to, kad kaip kurti timą, tai pasirinkti tinkamus žmonės. Tiesą pasakius, pati pirmoji mano patirtis persamdant kažką, tai buvo neigiama. Keli žmonės iš tikrųjų pavedė arba padarė atsainiai, arba tiesiog, kokybė buvo, tiesą pasakius, kodo kokybė ar ten techninio darbo kokybė, viskas yra tvarkoje dažniausiai su programeriais. Problema būna atsakingumo trūkume. Žmonės arba padaro atsainiai, arba padaro nelaiku, arba sunkiai komunikuoja, arba dingsta tiesiog kaip freelanceriai. Tai va ten buvo daugiau problemų pirma patirtis. O po to, kai jau supratau, kaip grubiai tariant suvaldyti žmonės, tai tada viskas atsistojo savo vietas. Tai pirmas hintas, pirmas tipsas - pasirinkti tinkamus žmonės. Pasirinkti žmonės ne tai, kad iš savo aplinkos su draugais dirbti irgi blogai, tiesą pasakius. Gerai yra tai, kai yra pažįstami, kurie po to tampa draugais padirbėję. Bet jeigu tai yra tavo ten kiemo ar vaikystės ar univero draugas ir su juo pradedi kartu dirbti, susipyksit beveik garantuotai. Tai tinkami žmonės. Antras dalykas ir antras klausimas, kaip užsakovai žiūri tai, kad prie projekto dirbs ne individualus asmuo, o visas timas. Labai priklauso nuo projekto. Jeigu projektas iš tikrųjų reikalauja, sakykime, vienas backenderis turi būti kitas frontenderis, arba reikia programerio ir dizainerio, arba reikia programerio, kuris vienas užsiimtų ten viena dalim, kitas kita dalim. Tai viskas labai logiška ir užsakovui geriau, kad iš karto dirba keli žmonės, netgi kai kurie taip ir prašo, kad dirbtų keli žmonės, kad būtų greitesnis rezultatas. Arba samdo, sakykime, mane ir tada klausia, ar tu turi dar papildomų žmonių, jeigu prireiks. Čia yra toks geras variantas. Blogas variantas, kai yra tiesiog paprastas projektas, aš jo nespėju ir perleidžiu kitam žmogui. Tada užsakovas vienas dalykas nebūtinai žino, kad daro kitas žmogus. Vis tiek bendraujama su manim, vis tiek atsakingas esu aš ir aš galėčiau ir parašyti kodą, bet man tiesiog nėra tiek laiko. Rašo kodą kitas žmogus, bet labai kokybiškai ir jokių problemų nebūna. Tai čia ne visai netgi timas gaunasi, o tiesiog darbą atlieku ne aš, o kažkas kitas. Tai čia užsakovui net nebūtina žinoti. Viskas yra tvarkoj, kol kokybė yra gera ir kol komunikacija vyksta gerai, tol užsakovui iš principo nesvarbu, kas padaro. Nesvarbu, kas padaro, nesvarbu, kaip padaro, svarbu, jeigu yra rezultatai, jeigu jūs, sakykime, atiduodat mašiną į servisą taisyti, jums nesvarbu, kuris mechanikas dirbs, nebent jūs juos visus pažįstat ir žinot, kurių neapsimoka prileisti. Jums svarbu, kad mašina būtų pataisyta ir važiuotų viskas. Tai tas pats ir čia. Ir trečias buvo klausimas, kokia pirma patirtis pasisamdžius žmogų. Į tą ir atsakiau, ar projektas pasibaigė sėkmingai. Tai galiausiai pasibaigė sėkmingai, bet su galvos skausmais. Ir pradžia apskritai samdant žmonės, aš net nevadinčiau to samdymu dabar, kokiam etapė aš esu, labiau toks, būtent vadinčiau komandą, ne įmonė, aš nesu direktorius, aš nesu vadovas, aš esu labiau pasiskirstėmės pareigom, aš esu labiau pardavėjas ir bendrauju su užsakovais, o žmonės, kurie man padeda, labiau kodina. Bet tai nėra kažkokia hierarchija. Tai ne visai samdymas, tai labiau pagalba, labiau tarpusavio komandinis darbas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad sudėtinga yra persiorientuoti, persikvalifikuoti. Nuo programavimo, nuo techninio darbo, nuo bet kokio profesinio darbo prie vadovavimo, vadinkim,
prie darbų skirstimo, prie žmonių menedžinimo, nu, kaip be pavadinsi. Ta prasme, reikia kitokių skillsų, reikia psichologinių įgūdžių, tokių. Žmonių valdymas iš principo susiveda į psichologiją. Kaip su kuo šnekėti, kaip teisingai deleguoti darbus, kaip teisingai aprašyti darbus, kaip bendrauti su užsakovu ir su komanda, nes ir tiem reikia išversti jų kalbą. Ir taip toliau ir panašiai. Tai pakankamai sudėtinga ir tik dabar praėjus, kiek čia praėjo, kokie metai beveik, kai aš taip persiorientavau, va dabar po truputį jau galiu savim pasitikėti ir galiu nefeilint. O pradžioje buvo visiškas bardakas, kai tiesiog projektai nefeilino, bet buvo labai neefektyvus darbas. Ten darbai buvo, vieni per kitus buvo gaištama daug laiko, buvo komunikacijos trūkumų ir panašiai, bet tiesiog su praktika, su kiekvienu naujų projektų, su kiekvienu naujų žmogum ateina vis nauji iššūkiai, kuriuos išsprendi ir po truputį viskas susigula ir po to žmonės tiesiog susidirba. Dėl to, tarp kitko, ir yra dar viena mintis šovusi. Dėl to ir yra, pavyzdžiui, toks dalykas kaip bandomasis laikotarpis įmonėse. Ten 3 mėnesio kaip kas daro. Nes tada pasimato, kaip žmogus įsilieja į komandą. Nes dažniausiai žmogus, kai ateina dirbti, kad ir programuotojų, jo techniniai skillsai plius minus yra aiškus, ką jis yra padaręs, ką jis yra kodinęs ir ką jis moka, viskas yra plius minus ok. Bet kaip jisai įsilies į komandą, kaip jisai supras atsakomybės lygį, kaip jisai aktyviai dalyvaus tikslų siekime kartu su komanda. Va tenai, ta prasme, tas susidirbimas, jisai pasimato tik tai po kokio mėnesio ar 2. Ir ne su visais pavyksta taip sklandžiai susitart ir sklandžiai dirbti kartu. Ne dėl to, kad ten žmonės blogi ar gal aš blogas vadovas, bet tiesiog netinka personalijos, netinka tiesiog tarpusavio santykiai, tai būna ir taip. Tai va tiek padrikų minčių pirmadienį apie komandos samdymą, apie perėjimą nuo freelanco prie komandos. Jaučiu, kad rudenį kokį padarysiu atskirą seminarą tiem, kas domisi tuo sekančiu etapu nuo freelancerio prie verslininką, galim taip pavadinti. Bet kol kas tiek padrikų minčių. Ačiū Jelenai dar kartą už klausimą. Ir primenu, kad šiandien link vakaro gausit naujienlaiškį iš kiprokarjera.lt, galite prenumeruoti, arba tas pačias nuorodas dažnai šerinu Facebook'o puslapyje programuotojo karjera. Tai galite ten laikinti ir prenumeruoti. Tiek tam kartui, produktyvios darbo savaitės, nepamirškit išeiti į lauką, oras afigienas šią savaitę, tai neužsisidėkit prie kompo. Iki kito karto.